Iranas ką tik įžengė į kritinę žlugimo fazę, bet nebūtinai dėl karinio karo, o dėl vandens krizės. Šios savaitės trečiadienio 2026 m. balandžio 8 pradžioje per trapę 2 savaičių paliaubą. Kare, kuriame dalyvauja Jungtinės valstijos, Izraelis ir Irano režimas, rimčiausias ženklas kyla ne tik iš bombardavimų, bet ir iš vandens. Miestų teritorijose trūksta vandens tiekimo, rezervuarai toliau tuštėja, o infrastruktūra palaikanti civilinį gyvenimą tapo strateginės konflikto dalimi. Dabar drama yra ne tik karinė, tai tylus žlugimas paveikiantis visos šalies kasdienybę. Kas tiksliai vyksta? Iranas išgyvena didžiausią vandens krizę per dešimtmečius. Tai pripažįsta ne tik režimo opozicija. Pati oficiali Irano valdžia jau pripažino racionavimo riziką Teherane, mieste, kuriame gyvena daugiau nei 10 milijonų gyventojų. Reuters parodė, kad 19 didžiųjų šalies užtvankų buvo beveik visiškai išdžiūvusios, o Mašhadas, antras pagal dydį Irano miestas, turėjo mažiau nei 3 procentai atsargų. Teherane 5 pagrindiniai rezervuarai neteko beveik pusę savo tūrio, o prezidentas Masudas Pezeshkianas netgi pareiškė, kad be lietaus sostinę gali tekti evakuoti. Kur spaudimas jaučiamas stipriausiai – Teherane, Mašade ir Isfahane. Tačiau problema yra daug platesnė nei šie miestai. SISES išanalizuotos palidovinės nuotraukos parodė spartų pagrindinių Irano sostinės rezervuarų ištuštėjimą. Daugelį rajonų vyriausybė jau sumažino vandens slėgį naktimis, o gyventojai pradėjo pirkti bakus, siurblius ir talpyklas, kad galėtų atlaikyti vandens tiekimo nutrūkimus. Tai, kas anksčiau buvo aplinkos krizė, virto socialinė krizė, matoma namuose, prekyboje ir milijonų žmonių kasdienybėje. Kaip Iranas pasiekė šį tašką? Dėl ilgalaikės sausros, ekstremalios kaitros ir susikaupusių klaidų derinio. World Weather Attribution nurodė, kad 2025 buvo 5 iš eilės sausros metai, kuriuos dar labiau paaštrino klimato kaita. Tačiau šios nelaimės esmė yra politinė ir struktūrinė. Žemės ūkis sunaudoja daugiau nei 90 procentų šalies vandens, o dešimtmečius netinkamai suplanuotos užtvankos, šulinių gręžimas ir pernelyg didelis požeminio vandens išgavimas susilpnino sistemą. Kai kuriuose Teherano dalyse žemė jau nusėda daugiau nei 25 cm per metus. Tai žiaurus išsekančių vandeningųjų sluoksnių vaizdas. Kodėl karas viską pablogino? Nes jis paveikė energiją, siurbimo sistemas, gėlinimą ir civilinę infrastruktūrą. Kovo mėnesį Reuters parodė, kad Teheranas pagrasino imtis atsakomųjų veiksmų prieš energijos ir vandens sistemas Persijos įlankos šalise, jei Jungtinės valstijos smogtų jo elektros tinklui. Pačios agentūros kalbinti ekspertai priminė, kad atakuoti civiliniam aprūpinimui būtinus objektus gali būti laikoma karo nusikaltimu. Taip pat buvo įvykdytas Irano išpuolis prieš elektros ir vandens gėlinimo gamyklą Kuveite. Šią savaitę Reuters užfiksavo, kad vandens gėlinimo įrenginiai tapo taikiniu, aiškiai rodančiu regioninę eskalaciją. Kitaip tariant, vanduo pradėtas laikyti ginklu. Kas už tai sumoka? Paprasti žmonės. Šeimos lieka be įspėjimo, kai iš čiaupo nebėra vandens, mamos improvizuoja su buteliuose pilstytų vandeniu. Smulkus verslai praranda galimybę dirbti, o apleistumo jausmas tik stiprėja. Teherane ir Mašade Reuters kalbinti gyventojai pasakojo apie valandas be vandens tiekimo ir tiesiogiai kaltino blogą valdymą. Tai yra esminis klausimas. Režimas bando visą kaltę suversti karui. Tačiau duomenys rodo, kad krizė jau buvo prasidėjusi dar prieš sunkiausią 2026 metų karo etapą. Karas tik paspartino žlugimą. Ji viena nesukūrė šios katastrofos. Kai ši krizė tapo realia politinė grėsme, ji jau daugelį metų rodė ženklus. Reuters primena, kad vandens trūkumas sukėlė smurtinius protestus 2021 metais ir taip pat pakurstė neramumus 2018-aisiais, ypač tarp ūkininkų, kurie skundėsi nukreipimu ir blogu valdymu. Dabar situacija tapo dar sprogstamesnė, nes troškulys, elektros trūkumas, ekonominis spaudimas ir paslaugų sutrikimai susilieja į vieną įtampos židinį. Tai, kas anksčiau buvo laikoma techninė problema, tapo tiesioginė grėsme režimo vidaus stabilumui.
Galiausiai lemiamas klausimas paprastas. Kodėl Iranas šiuo metu atrodo toks pažeidžiamas? Nes režimas leido sausrai tapti sistema, blogam valdymui kasdienybė, o dabar susiduria su karu, užgriuvusiu jau palūžusią struktūrą. Tai ne tik tuščia užtvanka ar pažeistas vamzdinas. Tai visas modelis, kuris byra.